Nu, siautėjat nuo ryto, pavalgę sotus, bardakinat pas mane. Įsisiautėjo jie kažko abu nuo ryto, duksta. Sveiki nuo ryto. Va, pasistatykim, aš jūs pasistatysiu, pasidegsiu šviesą geresnę, kad matyčiausi. Nelabai matausi, šešėlį šnekėsiu, tai negražu. Va, judėjau, brazdėjau, pasistačiau. Aš jau nuo ryto, kol geriu vandenį, aš visada, kaip žinote, geriu apie 50 laipsnių vandenuką gurkšnoju. Aš jums noriu vieną atsitikimą papasakoti. Man bus linksmiau gert vandenį ir su jumis pabendrauti nuo pačio ryto. Aš niekaip negaliu atsistebėti, kiek ilgai metų aš jau gyvenu su katinais, aš juos stebiu ir aš jais negaliu atsistebėti, ant kiek jie protingi. Nu, atrodo, kas čia gyvūnėlis, mažiukas, kiek čia, tiek tik jo yra, maksimum 6 kilogramai gerai nušerto katino. Bet vis dėlto jų pasaulis yra unikalus, aš negaliu atsistebėti. Dabar aš jums papasakosiu vieną atsitikimą. Kaip žinot, pas mane gyvena ta mama, tų kačiukų katytė, Kasė. Ir aš jos čia maitinu, ir aš ją vis niekaip negaliu prisikviesti valgyti. Ten nusibruka už tos mašinos, tik išlenda, kai mūsų nėra, kai naktim arba tyliai į tualetą nueina. Labai tvarkinga katė, labai. Ir vieną dieną aš jos šeriu, šaukiu, neteina. Prišėriau aš savo katinus, makius labai daug prisivalgė, išlingavo. Pateina po pusvalandžio, jis man vėl reikia, trinasi, vėl prie bliūdų, duok valgyti. Galvoju, smakiau, turėk sąžinę, štai aš tave prišėriau, tu man visus namus prareisi, tokiais tempais valgydamas. Nori katinas valgyti, tai duosiu. Išėmiau širdučių turėjau, višto širdelio, pripjaušiau, įdėjau, išbėgau. Galvoju, be gėdė, aš tau pridėjau, vargau, savo laiką gaišau, o tu man pribėgai. Ir už kelių minučių jis ateina su Kasė. Įsivaizduokit, nubėgo ar atsiveda Kasę pamaitinti. Nežinau, čia ar atvedė prie dubenėlio, pasodino ir jinai pavalgė. Toks atsitikimas, bet man jis taip už širdies paėmė, galvoju, draugas, tu tikras draugas, tu pamatei, kad į bailė gal įkalbėjai ir atvedėjai Kasę pavalgyti. Tai būna netgi gyvenime. Kai juos stebi, tai gali net, aš jau romanus galėsiu pradėti rašyti apie kačių gyvenimą. Kiek aš jų pastebiu. Kiek jie yra unikalūs, kiek protingi man jie. Aš jais atsidžiaugti ir atsistebėti negaliu. Aš su jais gyvenu netgi. Jų ritmų gyvenu netgi. Jie eina gult vakare ir aš einu su jais kartu. Nežinau, kad man 7 valandą atbėgs kruopą ir pradės kandžioti nosį, ranką arba laipioti po mane ir aš turėsiu ryte jau keltis. Toks atsitikimas buvo pas mane. Dabar aš jums kaip per išpažintį pasakysiu, ko aš labiausiai nemėgstu. Ogi valyt šaldytuvo. Man kokia kančia. Dabar viską išsikrausčiau. Ir Dieve, jis man taip lėtai valomas. Pats purviniausia gal mano šita dalis virtuvės, kur turi būti švariausia. Nemėgstu aš jo valyti, bet tik biškį taip reikia patrinu kiek. Kas išbėga išvalau, bet kad tai sąžiningai išsivalyti, švariai ten, kur maistas turi būti viskas švaru. Nemėgstu švalyti, tikrai. Bet kokia aš sutrė pas jūs. Šaldytuvas apleistas, purvinas. Dabar užsiemu valyti, jau sąžinė prabudo. Pas mus šaldytuvas stovi nuo 2000-ųjų, jeigu aš neklystu. Ir stovės 100 metų dar. O anksčiau gamino, tai ne dabar nuperka ir sugenda. Mes pirkom jį kažkokią tai parduotuvę, čia grinai švedų rinkimas. Elektroliuksas dar iš Švedijos atvežtas. Dirba kaip laikrodukas. Nusispjauti reikia. Dirba kaip laikrodėlis.
Nežinau, ar dabar yra dar tokių daiktų, kurie va taip tarnautų. Nes aš atsimenu pas mamą, tai šaldytuvas gal jau kokius 2 kartus pakeistas. Ten ir buvo ir beka, ir dar neatsimenu kokie. O šitos mūsų senolis dirba, triusia ir ačiū jam už visą darbą. Ir mums užtenka tokio dydžio, aš tai pasižiūrėjau. Jis yra iš tų mažųjų, jis 1,50 m aukščio. Kamera ten. Uždarykim, kai šiek vėl tai neleistų šalčio. Kamera, nedidelė kamera, vat visas apskrūdęs, apiplyšęs jau. Kamera aš irgi va išlūžus visa. Čia stalčius buvo, aš išėmiau, man nereikia, nes daugiau prisidedu. Čia viskas jau nulūžė, kai kažkada laužiau, išlaužiau. Bet jis man dirba, tarnauja ir mums didesnio nereikia, nes aš turiu šaltą patalpą, pavyzdžiui, kur didesnį indą, kokį tai puodą, va ten už tų durų, pas man yra šalta žiemos patalpa. Vasarą, aišku, ten nebūna taip šalta, bet žiemos periodu ten būna laikom visada 5, 6, 7 laipsnių šilumos ir ten visi puodus, visus stiklainius aš pasidedu, ten tokia pagalbinė man patalpa ir man va tokio dydžio šaldytuvo per akis. Ir mes netgi galvojam dabar, jeigu mes turim šaldiklį, jeigu kas pirkt šaldytuvą, tai be kameros netgi pirkti. Tokio dydžio be kameros. Nes tu šaldikliai stovi ir ką man dar šitą virtuviai kamerą, kai 2 žingsniai ir aš kitam šaldiklį. Nu, bet kol dirba, tai dirba ir aš jau labai patenkinta. Ir senukas, jis aišku, jau seno modelio, elektros daug vynioja, bet kol veikia, tol veikia, aš minimalistas. Nereikia ten, nesivaikau madų. Išvalysiu aš jį dabar, jis bus man gražus ir toliau man dirbs. Jeigu jau pasiruošiu tokiam žybdarbiui valymui, tai nulupinėju viską. Ir va šitas nuėmu visas plasmasinės, po jau išvalau, vis tiek kai kas pabyra, vis tiek palenda, vat kaip prisiklijuoja. Ties vyro prašyti, kad nuluptų. Negaliu šitą nuimti, reikės eit vyro prašyti. Tai prisiklijuoja, ten maisto pribėga ir prisiklijuoja. Šaldytuvus, va, kaip mes valom. Atėjo patikrinti, ar gerai čia išvalyta. Sakė, dar ne, dar šveisk, dar purvina. Nu, ar viskas gerai išvalyta? Patikrinai? Gerai? Užskaityta? Gerai, va, matai, koks purvinas vanduo. Vadinasi, užskaityta. Neįlyskite maurą. Man vyras buketą padovanojo. Kruopą negriaužk, čia mano. Kam tos rožės, jeigu bulba žydi? Čia topinambai. Vakar jis rauna dabar užkasinėja šitą, nu, ten prie pamato ir kaip tik išrovė, nuvirto jam gražios gėlytės. Padovanojo žmonai buketą. Neturėjau nei vazos, tai asotin, biržietiškai uzbonan. Pamerkiau savo buketėlį. Nu, ką, stoti iš viso širdies. Nesvarbu, kad ne rožės. Mes jau po truputį išlendam, jau valgom su visais. Ir aš jau čia galiu. O čia vyras mano burzgia. Dar laukia. Tik pradėsiu filmuoti, tai jam būtinai reikia burksti. Va, mes jau truputį bandom bendraut. Pavasarį pastačiau, o dabar nuimsiu. Tai visą vasarą ir buvo neįskleistas. Absoliučiai. Galvom pasėdėsim, pasirengim terasą. Aha, nei vienos dienos nebuvom atsisėdę terasoj. Taip, kruopa. Dabar atėjo laikas, reikia nuimti, šiandien graži diena. Išdžiūvęs. Tuo jie atsakinėjo. Ką? Negirdžiu, ką sakai.
Kur tu čia? Ant 2 metrų trumpiau. Jūs paėmai? Padėk ten kiemę, aš naisiu susuksiu į maišą. Gerai, kad šitas iš tokios, iš akmens. Tai nors dar, kaip pasakyti, čia nebijo vandens, o taip va čia jau yra prūdyja biški. Kurgi tokia lietinga vasara. Gėlynai mano terasos. Kruopa, ką ten darai? Ir vakarui aš jums noriu parekomenduoti vieną filmą. Senas ten filmas. Gal jau kas matėt, gal kas jau žiūrėjot. Aš jį pirmą kartą užtikau, pažiūrėjau pirmus kadrus ir negalėjau praeiti. Būna filmų, kad pradedi žiūri, nu nekabina jis tavęs, stengiesi kažko ieškai, kad tau patiktų, ne. O šitas filmas mane užkabino jau nuo pirmų kadrų. Aš kaip tik šeštadienio vakarui ieškojau kažkokio tai filmo, tokio šilto, jaukaus, gal netgi tokios jaukios su muzika, ką nors. Ir pagal mano norus ir užsakymą užtinku šitą filmą. Legenda apie pianistą. Tikriausiai jūs visi daug kas matėt, nes čia yra 98 metų filmas, senas, bet aš jau kažkodėl tai nemačiau, aš pasižiūrėjau jį visai neseniai. Pradėjau žiūrėti ir pagalvojau, gal ir vyras nori. Vyru irgi pradėjom žiūrėti ir iš pirmų kadrų ir jisai užsikabino. Ten irgi, man jis tikrai labai patiko, toks daug muzikos, jūros, šilumos, tas filmas. Ten apie istoriją apie berniuką, kuris gimė 1900 metais, sausio 1 dieną, laive. Ir tam laive jis pragyveno visą savo gyvenimą. Visą. Ir ten ir mirė tam laive, nes tą laivą taip tragiškai susprogdino ir jis mirė. Ir aš taip pagalvojus tokia, nepasakos tos pabaigos, bet pabaiga aš pasižiūrėjau filosofiškai. Kaip jis ten užaugo tam laive ir kaip jis tapo pianistu, virtuozų pianistu. Ten tokia gera muzika skambėjo, kaip tik vakaro, rudens vakarui šitas filmas, mane tai tikrai užbūrė, aš vienu prisėdimu jį žiūrėjau. Tikrai geras, bet ir noriu jums parekomenduoti, jeigu ieškot ką nors šeštadienio. Kas man šeštadienį užstrigo? Ieškot rudens vakaro, kai jau tamsu už langų, kai jau gnytė namuose, brazda, jau šilta arbatos puodukas. Tikrai šitas filmas tiks tai šilumos, jaukumo, muzikos, realiai virtuozinės pianisto muzikos šedevras. Man jis tikrai labai patiko. Italų kažkokio tai režisieriaus pastatymas. Aišku, jis senokas, bet tas siužetas vyksta, kad atėjo toks senas žmogus, atėjo vienas žmogus į muzikinių daiktų, muzikos instrumentų parduotuvę parduoti savo seną daiktą, ten gal antikvaras. Ir jis pasakoja savo istoriją, pažintį su tuo berniuku, kaip jis ten užaugo, kaip jis matė, kaip jie kartu ten draugavo. Tikrai nuostabus filmas, nuostabus. Ten yra ir meilės tokie momentai, kaip jis pamatė merginą. Pirmą kartą įsimylėjo ir tada tuos aistroj, toj meilės aistroj gimė pas jį šedevrinis kūrinys, šedevras, kuris skambėjo per visą pasaulį. Kaip jis bandė išlipti iš laivo pirmą kartą, gal jam buvo kokie tai 20 metų. Per 20 metų jis pirmą kartą pabandė išlipti į žemę iš laivo, kaip jam ten sekėsi. Tikrai vertas, man tai labai patiko, aš žiūrėjau vienu prisėdimu ir negalėjau net atsitraukti. Tai kad aš jums irgi rekomenduoju šį filmą Legenda apie pianistą, arba dar jį vadinasi Legenda apie 1900 metai.
Dar gali taip vadintis filmas. Nu, bet tiek aš jums norėjau pasakyti šiandien, nu ir ką. Tam kartui tiek, iki sekančių video. Būkit sveiki ir laimingi.